Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now. Atsipalaiduojam, tuoj pradėsim. Ar jūs iš proto išsikrausėt? Tuoj pradėsim. Ar visi susirinko? Pala, o kur selos voksė? O kurgi tie? Informacija keleiviams norintiems vykti. Klausau. Alio. Mažulė, kur mano telefoną? Aš laukiu, o. Klausau. Eigi, ar girdi mane? Hello. Ar tu mane girdi, žmogau? Kas čia kalba? Kas? Tavo vadybininkas, kur tu po galais? Mažulė, kur mes esam? Kokia dar mažulė? New York. Hello. New Yorkas, eigi! Egis. Egidijau, dragūnai, turi tuoj pat pasirodyti filmavime. Koks filmavimas? Mažulė, man sako, kad... Taigi filmavimas! Paskutinio skambučio! Ar aš girdžiu Jasaičio moterį? Klausyk, o kas šis kalba? Rimas, vadybininkas. Ai, Rimai. Greičiau einam, всё! Rimai. Viskas! Ko čia? Viskas, einam! Tuoj prilėksim su lėktuvu. Man nesvarbu kaip, nors aš troleibus. Turit 5 minutės. Du nebėga? Ne. Gerai. Einam mažu. Tipo, oba! Tipo, tai biški, mažulė, žiūrė, oba. Aš taip, žiūrė, rебята, oba! Jo, čia biški pramygo. Tipo, tipo, žiūrė, čia tų amerikiečių kiek privyso, tipo, atvažiavo. Bet kažkie visi biškiai tipo nulėpė, ne tokie be entuzijazmo. Nu, tikrai be entuzijazmo, aš nežinau, apšė kažką. Oi, tai, oba, mes jau vėluojam, biškiai, tai oba 1, 2, 3 važiuojam. Hey, New York, how are you? Are you ready to party? A, kas? Tipo. A, čia tipo tokį, ne? Tipo, jo. Ne, viskas gerai, biški, nukrypom, bet viskas gerai. Sveiki, mokinukai! Tipo, oba. Jėzu, bet bernų gerų padavė tokį. Ei, bernų sako, va mažulės, tai opa, tipo, tokius, žinai, 10 toks su pliusu. Bet tavęs, nu nebėdžiu, iš turi, gal juokauja, visi žinos, aš tik važiavau. Ramiai, gerai. Biški perkaito. O, Dieve.
šok, aš noriu šok. Aš noriu šok, aš noriu šok. Vaikinė, kasgi tu esi, man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Vaikinė, kasgi tu esi, man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Aš noriu šok, aš noriu šok, aš noriu šok. Vaikinė, kasgi tu esi, man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Vaikinė, kasgi tu esi, man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Nu, tipo, nieko, bet žinot, panas, nei dzirką susirinkom. Tai kaip ten, Žgenienos gimnazija, ne, tipo? Puikiai. Žemynas, kaip žemė. Ai, kaip žemė. Nu, tai žodžiu, mes, žinot, Chebrytė pas jūs atvykom, nes, nu, man tai buvo pranešta, kad jūs iš visos Lietuvos 12-okų, tipo, nu, čia, opa, nu, tipo, zviozdos, nu. Ir atvykom tai, kad jūs, tipo, nu, man matau, va, šypsotės labai gražiai, o labiausiai sako, kad tūsina tai, o, ten vaikyti mums, žinai, dabiškai toli, tipo. Netoli. Nu, čiučiu. Bet mes jūs atvykom pasveikinti mokyklos baigimo progą ir dėl to, kad norim parodyti, kaip pasikeis jūsų gyvenimas, kai baigsit mokyklą. Ir iš tikrųjų, kaip tūsinas, rimta, Chebrytė. Jo, tu... Marom. Džordžo, alio, tu ten neburbuliok, jeigu nori, tipo, kažką pasakyti, tai žmonių kalba kalbė gerai, tipo. Klausyk, Egi, tu gal baig nusišnekėt. Mes su Pareigyte pasidomėjom šitais vainuoliais ir parašėm jiems dainelę. Tipo, Pareigytas. Gegužės 30-oji, paskutinė jūsų teismo valanda. Pasakyki, mano mielas 12-okė, ar laiko mokslam šiemet buvo tau gana? Negerai, oi negerai, negerai, oi negerai, kad išsiskiria šiandien jūsų keliai. O gal gerai, gal negerai, o gal gerai, gal negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai. Nežinau, kur tave nuves likimas, gal į Riomerį, o gal į KTU. Nežinau ir man taip liūdna verkti noris, tik maldauju, kad neemigruotum tu. Negerai, 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 oi negerai, kad išsiskiria šiandien visų keliai. O gal gerai, gal negerai, gal gerai, gal negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai.
Nevažiuok Ispanijon skint apelsinų, neaukok gyvenimo dėl pinigų. Nevažiuok į Angliją, ten nieks nelaukia, neišvengsi darbo biržoje eilių. Negerai, oi negerai, negerai, oi negerai, kad išsiskiria šiandien jūsų keliai. O gal gerai, gal negerai, gal gerai, nu negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai. Gegužė, jau pabaiga, jūs išeinate, o man širdį žaizda. Ir viltim aš gyvenu, kad nepamirši čia praėjusių dienų. Negerai, oi negerai, negerai, oi negerai, kad išsiskiria šiandien jūsų keliai. O gal gerai, gal negerai, o gal gerai, nu negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai. Negerai, oi negerai, negerai, oi negerai, kad išsiskiria šiandien visų keliai. O gal gerai, gal negerai, gal gerai, gal negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai. O gal gerai, gal negerai, o gal gerai, nu negerai, kad jau niekad nebebūsit mokiniai. Džordžia. Džordžia. Nu, tipo. Žbiški mažulę paėmiau. Nežinau, man tai fainai patiko. Jo, žinai, tipo, viskas normaliai. Tik aš taip pagalvojau, žinai, tai Lietuvoje tų 12-okų, tai, ten, žinai, aš galvoju, ar jie iš tikrųjų yra tokie, nu, tipo, geriausi, žinai. Aišku yra, tu pasižiūrėk, kaip saulytės visi. Nu, žinai, tipo, per praeitas kalėdas ne tik apie sniegą, žinai, ten sapnavau, o apie jaunosios kartos ateitį dar biškį, žinai, nu, ten porą mintelių, tai bum. Ir žinai, dabar visur lytai, koksas, ginklai, nu, ten plagiatai, nu, tai gal patikrinam, ką? Ar jie čia tokie, va, tipo? Tikrinam. Tikrinam, davai, šitoj. Čia, va, porą tokių. Opa. O, čia taip, va, prašau, einam su manimi. Su manimi. Opa. Aš jūsų nelydėsiu, jūsų labai daug, ant scenos prašome, labai. Einame su manimi, prašau, su manimi, op, ant scenos, lipame. Jūsų neimsiu, per gražiai atrodote, su manimi einam. O kadangi daug ir vaikščiot nereiktų, tai ir jūs paimsiu, eime. Čia žiūrėkit, žemą žulę dvynų, nuėmiau karuočią. Prašau. Prašau, nu ir dar vieną, kokią čia. Nu, čia tokia. Einam kartu su manimi. Prašau, ant scenas, kiek jau bachūrų turim? 4. Nu, tipo, kiek čia mes jų turim? Ant scenos, Zro, ten biški man žvaigždės. Kiek čia mūsų, oba, 3, 5, 9. O, paskutinį atvedau koks vasariškas. Paskutinta. Sveiki, prašom. Žodžiu, jūsų užduotys hibridai yra tokia. Įsivaizduot, manau, kiekvieną savo gyvenimą po 5 metų. Nu, ten tipo Ferrari, Porsche, nu čia žinoma, ne? Nu, bet realiau biški pagalvos, vis tiek įsivaizduojat. Žiūrėkit, dabar aš jums parodysiu. Čia yra tokie lapeliai, jų yra 10, čia yra daug tušinukų. Ir jūs kiekvienas po 2-3 sakinius parašot, kaip maždaug jūs gyvensit po 5 metų. Po 5 mes įdėsim šitą butilką, va tokį neblogą. Ir tada po 5 metų jūs juos atgausit ir, žodžiu, ten tipo galėsit pažiūrėti, kaip kas pasikeitė. Tai prašau, prie darbo, į eilutę, op, čia jūs įsidalinkit, aš šiek tiek pavargau. Kebra, ar norėčiau biškį daugiau garso ir daugiau šviesų biškį, kad tai būtų. Maestro, oba, davai, šviesos, garso.
Informacija keleiviams norintiems vykti. Niekur aš nenoriu vykti. Oi, oi. Ačiū Jums labai. O tai tikras vyras turi padėt, klausyk, mažulė, va. Padėk čia. Aš tau galiu, čia vienas tipo. Tipo, nemoki įkišt, ne? Praktikos trūksta, ne, tipo? Tipo, pamatai, va, oba. Nu, gerai, aišku, man gerai. Viską sudėkit. Niekas nieko nepasiimkit. Aš sudėsiu, jūs galite pailsėt, pavargot. Aha. Aš sukyšiu, viskas gerai. Tipo. Ačiū Jums labai, galite grįžti į vietas. Išskyrus vieną žmogelį, labai malonų žmogelį. Jis norėtų pasakyti, ką galvoja. Čia va, dabar apie visus susirinkusius. Taip, norėjau atsiprašyti visų, kaip ir už vakarykščius įvykius, kuriuos galbūt, aš labai skėliau. Taip. Visiems galbūt įsiminė taip viskas, kad, aš esu blogas, ten toks, anoks, nežinau. Tikiuosi, kad ne. Bet vienaip ar kitaip aš norėčiau mokytojo Algimanto Šūkio atsiprašyti už nesklandumus. Ačiū, labai graži kalba. Mažulė, kur tu dingai? Kur tu? Aš tave surasiu. Kur pasislėpi? O, pasislėpi. Čia. Aš, žinai, pagalvojau, viskas taip smagu, taip gaila, žinai, net širdutė biškį paėmė, tai va. Tai nežinau. Tau nežinai. Vidutiniškai. Tai aš nežinau. Tai mano jautrumas net atbūtų. Aš pagalvojau, chebra. Kai aš buvau jūsų metų, tipo, jokių įsipareigojimų, tik mano svajonės ir aš. Naktiniai blūdinėjimai po tamsoje skęstantį miestą. Žvaigždės danguje, kurias įkvėpdavo mylimųjų baladėms. Taip. Taip. Ir žinai, aš pagalvojau, mano muzika keitėsi kaip draugai. Surūkytos cigaretės išreikšdavo mano skausmą, o butelis šampano, vienintelis butelis šampano, leisdavo atsipalaiduoti. O štai ką, tu blūdinėdavau dienom, kai koks vaiduoklis. O ką, diena prabudina naktį. Ir va, nueini į klubą, išsišoki ir tas pats žmogus, koks ir buvai anksčiau. Nu jo, žinai, aš taip hebra pagalvojau, man dabar net sunku. Mes esam, kas mes esam? Mes esame televizijų ekranuose plevėsuojantis kažkokie tipo žmogelį. O jūs hebrytė esate žmonės, kurie turi visas galimybės sukurti savo ateitį. Ir ne tik savo, bet ir savo artimųjų. Išeina. Kiekvieno kelias skirtingas, paliekam viską. Ir kas gražu, ir gera. Kiekvieno... Čia buvo sitanimi teikti, Rytė, aš kaip pasakiau, turit visas galimybės, tipo, savo ateitį kurti. Kaip jis sakė, taip ir susikurti. Ir kai ateisit čia, padeklamuosit po 5 metų mums tokį eilėraštį, kad aš jau nebebūsiu selas, aš tiesiog būsiu paprastas Egidijus. Kad noriu pasakyti, linkėti visiems visko ko geriausio, išlaikyti gerai egzaminus ir susikurti tokią ateitį, kokią norėjo.
O aš tarsi artistas. Jums rengia juokingus spektaklius. Tėti, pameni, kaip neždavai per pievą. Mokydamas džiaugtis skrendančių paukščių. Man supras padėjai keistą vėjo kalbą. Ir vertint tai, ką jau seniai turiu. Ak, mama, tu dar mokinai širdies klausyti. Pameni, kaip kūrėm ateities planus. Ir supras padėjai. Nebėda suklysti. Privalu vėl keltis ir išlik žmogau. Sėkmės 12. Kaip anksčiau savęs klasių šuoja, vaikšto, žvangina raktų pūdu. Tavo užmirštą knygą kilnoja, ją grąžins, bet negrįši čia tu. Nusijuoks dar vaikystė prie durų, rašaluotais delnais pamojuos, dar paspausi rankas, dar pakelsi kepurę, kampelius dar apžvelgsi visus. Prieš akis driekias tolimas kelias, ne visiems visas valdas džiuga. Ar užteks atkaklumo ir valios, bus kelionė sunkiai ir ilga. Tai kad nebūtų sunkiai ir ilga, aš kelionė. Taigi, jūs išeinat, bet mes jūsų niekada nepamiršim. Todėl skiriam paskutinę dainą jums, draugai. Kai buvom 17, galvom pilnom svajonių, Nesirinkdami kelionių, ėjom ten, kur širdis rodė. Ir mes kartojom viens kitam, aš tau, tu man, aš tavo. Prisimeni, kaip man sakei, mes esame dievai. Tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus ir lyja mūsų čia lietus. Ir šis pasaulis nuostabus. Kaip daina pagavus vėją, į savo žvaigždę skrieja. Ir mes kartojom viens kitam, aš tau, tu man, aš tavo. Prisimeni, kaip man sakei, mes esame dievai. Tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus ir lyja mūsų čia lietus. Ir šis pasaulis nuostabus. Tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus. Ir juk taip gera būt kartu, būry senų gerų draugų. Pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus ir lyja mūsų čia lietus. Ir šis pasaulis nuostabus. Tu pažiūrėk, tai tik dangus, tu paklausyk, tai apie mus. Ir juk taip gera būt kartu, būry senų gerų draugų.
Gali dar prisės, pailsėkit šiek tiek. Žinot, pagalvojau, koks aš šėgis prieš jūs. Geriausiu atveju Giedrius, kuris ir tai nepažįsta jūsų gan ilgai, kad galėtų kažką apie jūs sakyti. Dainuoti tikrai niekada nemokėjau, bet argi tai svarbu, kai viskas eina iš širdies. Martynai, Marčiau, Gauci. Ar pameni, kai mes kasdavom tą smėlį nuo mažų dienų, statydavom tas pilis ir atrodė, kad visas gyvenimas prieš akis. Žinai, aš tik dabar pradedu suprasti, kad jis yra ganėtinai trumpas. Turbūt pameni mūsų ir pirmasis Sidros karbonkės, bet šitas nesvarbu. Regi, Teo. Žinot, kai aš jūsų nepažinojau, galvojau, kad jūs esat broliai. Čia labai rimtai. Ir tik jūs pažinę supratau, kas yra tikra draugystė. Ir neįsivaizduoju, kas galėtų jūs išskirti, kaip draugus be abejo. Olga, aš atsiprašau, kad jūs taip familiariai kreipiuosi, bet mes esam jau kaip didelė šeima, ar ne? Jūs turbūt pamenat tuos 4 nevilti varančius metus, kai jūs gaudydavot tuos rūkančiuosius. Ir buvo taip sunku, bet dabar net nebijoju, kad yra gan gaila, ar ne? Štai tu išeini, kelio nėra atgal, gaila mums labai leisti jums keliaut, nors dabar baisu, viskas bus gerai, mūsų širdyse liksit amžinai. Aš iš jūsų labai daugelio nepažįstu. Bet vat, matau vieną panelę trečioje eilėje. Gal ir būtų visai nieko susipažinti. Ir aš taip pagalvojau, mokytoja Gražina, aš net nebijoju, kad jūs ne tik pati įkopėt į tas kalnų viršūnės, bet ir užsitempėt šitus visus karius kartu. Ir su jais, manau, į bet kokį mūšį būtų galima eiti, nes jie yra kariai. Dominikai, pameni tos savo žodžius, kai tu sakei, kad man yra skaudu ir aš nenoriu baigti mokyklos dėl tokių žmonių kaip aš. Aš nuo visų savo draugų vardu galiu pasakyti, kad mums yra gal 10 kartų sunkiau tave paleisti. Ir aš tau nemeluoju, aš tai sakau nuoširdžiai. Štai tu išeini, kelio nėra atgal, gaila mums labai leisti jums keliaut. Viskas bus gerai, mūsų širdyse liksit amžinai. Vėlgi pagalvojau, pažįstu iš jūsų kiek? 20? Ne, pažįstu 2, jeigu taip geriau. Bet kartais užtenka žmogui pasižiūrėti į akis ir tu gali nuspręsti, iš kokio molio jis yra lipdytas. Būdamas selu, sakiau, kad jūs susikursit savo ateitį. Aš jau matau, kad jūs ją jau susikūrėt, jūs viską užrašėt. Kas beliko, jums reikia įgyvendinti. Taigi aš dabar norėčiau užduoti jums tokį klausimą. Kodėl jūs išeinat? Kodėl taip anksti? Gal dar pasilikit tokiems metams, ką? Ne? Tai turbūt ties to norėtumėm ir užbaigti. Kodėl taip greit?